Sveiki, esu Uriage produkto atstovė ir šiandieną Jums pristatysiu Uriage produktus skirtus odos grožiui. Age Absolute linija skirta brandžiai odai nuo 50 metų. Šie kremai stimuliuoja kolageno sintezę. Tai linija skirta visiems odos tipams, tinka net ir pačiai jautriausiai odai. Šiuo metu prekyboje yra du Age Absolute linijos produktai. Tai kremas skirtas dienai ir naktinė kaukė. Šios linijos kremai 6 kartus stipriau skatina prokolageno sintezę, atkuria odos skaistumą ir putlumą. Taigi, kokios medžiagos stabdo odos senėjimą? Prokolageno peptidas yra sintetinės kilmės sukurta veganiška molekulė. Prokolagenas stimuliuoja natūralius biologinius mechanizmus odoje. Šio tipo molekulė sukėlė revoliuciją kosmetikos veikliųjų medžiagų srityje. Retinolis ir hialurono rūgštis. Hialurono rūgštis yra dviejų tipų. Kryžminė hialurono rūgštis sukuria tinklelio struktūrą, veikia viršutiniuose sluoksniuose. Mažos molekulinės masės hialurono rūgštis putlina ir stimuliuoja ląstelių aktyvumą, veikia giliau epidermija ir dermoje. Vitaminai C ir E antioksidantai apsaugo ir skaistina odą. Vitaminų kokteilis. Vitaminų C ir E kokteilis skatina kolageno sintezę, sumažina tamsių dėmelių ryškumą. Taip pat apsaugo nuo laisvųjų radikalų poveikio bei aprūpina odą mikroelementais. Šios linijos kremuose yra išskirtinis senėjimą stabdantis patentas chromosomų apsauga. Šis patentas apsaugo chromosomų galus telomerus. Būtent jie yra atsakingi už odos jaunystę. Kuo telomerai ilgesni, tuo žmogaus oda atrodo jaunesnė. Mėlynos šviesos barjeras. Apsauga nuo mėlynosios šviesos. Įrodyta, kad ši veikliųjų medžiagų grupė sumažina ląstelių pažeidimus, kuriuos sukelia mėlyna šviesa. Tai stabdo odos fotosenėjimą. Lipidus papildantis augalinis kompleksas. Tai sviestmedžio sviestas atkuria ir minkština. Įlipę riešutų aliejus ilgiau užlaiko drėgmę odoje, nepalieka riebios plėvelės, gausus riebiųjų rūgščių. Simoncijų aliejus regeneruoja ir palaiko odos elastingumą bei ramina. Granato ekstraktas – tai organinis rūgštis. Jos turi regeneruojantį poveikį odai. Jame esantis taninai sutraukia poras, o tai odai suteikia stangrumo, liftingo efektą. Age Absolute švelniai rožinis kremas. Tai kremas skirtas brandžiai odai nuo 50 metų. Rožinė kremo spalva brandžiai odai suteikia skaistumo bei švytėjimo. Intensyvi senėjimo korekcija ir apsauga nuo senėjimo. Sodri aksominė tekstūra. Aukšta tolerancija, tinkamas visiems odos tipams, net ir jautriems. Naudojant šį kremą kasdienėje rutinoje, mažėja odos senėjimo požymiai. Oda tampa putlesnė, atrodo jauniau ir atkuriamas jos tankis. Pastebimi ryškesni veido kontūrai. Naudoti ryte ir vakare. Kremo veiksmingumas patvirtintas klinikiniais tyrimais. Oda pastebima 75% putlesnė, 91 procentų lygesnė bei 88% labiau spindinti. Antrasis produktas, kurį Jums pristatysiu, tai Age Absolute Redensifying naktinė kaukė. Kaukė skirta brandžiai odai nuo 50 metų. Naktį oda suaktyvina savo atstatymų ir regeneracijos mechanizmus. Taip pat aktyvėja kolageno gamyba. Nakties metus kaukė apgobia odą tarsi kokoną. Didėja jos stangrumas, ženkliai pagerėja tonusas, oda tampa lygesnė. Age Absolute Redensifying naktinės kaukės naudojimas. Užtepkite ploną sluoksnį ant veido ir kaklo odos. Kaukė paliekama per naktį. Ryte ją reikia nuvalyti. Galima naudoti kasdien arba 2-3 kartus per savaitę. Ši kaukė tinka visiems odos tipams, net ir jautriems. Dermatologiškai patikrinta. Po šios kaukės naudojimo ryte pastebima 71 procentų pagerėjusi veido ir kaklo odos tekstūra, 97% pagerėjęs komforto jausmas, 80 procentų putlesnė oda, 85% ji lygesnė, o 77% oda stangresnė. Taip pat verta paminėti, kad ši formulė yra ekologiška bei švari. Sudedamojoje dalyje yra natūralūs ingredientai, o talpa netgi perdirbama. Na, o dabar pristatysiu ir atnaujintą Age Lift liniją. Ši linija kelis kartus labiau stangrina ir mažina raukšlių atsiradimą.
Apsaugo nuo mėlynosios šviesos. Rekomenduojama naudoti moterims nuo 30–35 metų amžiaus. Age-Lift stangrinamasis dieninis kremas. Šis kremas efektyviai stabdo odos senėjimą, optimaliai drėkina, maitina. Jo sudėtyje yra retinolis, hialurono rūgštis bei sviestmedžio sviestas. Šis kremas tinka net jautriai, sausai odai, apsaugo nuo laisvųjų radikalų bei taršos. Kremo naudojimas. Kiekvieną rytą tepkite kaip kasdienę priežiūrą visam veidui. Geresniam rezultatui pasiekti kremą naudokite po serumo. Age-Lift apsauginis dieninis kremas su SPF 30 faktoriumi. Šis kremas ne tik maitina ir stangrina odą, taip pat ją apsaugo nuo UVA ir UVB spindulių ir nuo mėlynosios šviesos. Šio kremo sudėtyje taip pat yra retinolis bei hialurono rūgštis. Šis kremas tinkamas normaliai, sausai bei jautriai odai. Age-Lift stangrinanti dieninė emulsija, dar kitaip fluidas. Šis fluidas yra lengvas, jame nėra sviestmedžio. Retinolis, hialurono rūgštis ir rožių vaisių ekstraktas turi priešuždegiminį poveikį, lygina veido spalvą, stangrina. Kaip ir prieš tai minėti produktai, apsaugo nuo mėlynosios šviesos, nuo laisvųjų radikalų bei taršos. Fluido naudojimas. Kiekvieną rytą tepkite kaip kasdienę priežiūrą visam veidui. Emulsiją naudokite po serumo. Age-Lift paakių kremas. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis drėkina bei lygina odą. Retinolio ir dekstrano sulfatas mažina paburkimus ir tamsius ratilus esančius apie akis. Tepkite ryte ir vakare, švelniai tamšnodami akių kontūrą. Paakių kremas yra bekvapis, taip pat tinkamas visiems odos tipams. Klinikiniais rezultatais yra įrodytas lygumo efektas, komfortas bei spindesys. Age-Lift naktinis detoksikuojantis kremas. Intensyviai per naktį stabdo senėjimo požymius, skatina odos atsinaujinimą. Kremas suteikia strangrumo ir švytėjimo. Kremo specifinės veikliąsias medžiagas sudaro retinolis, hialurono rūgštis bei vitaminai C ir E. Šį kremą vakare tepkite ant kruopščiai nuvalyto ir sauso veido. Na ir intensyvus stangrinamasis serumas Age-Lift. Šis serumas padidina odos elastingumą, suteikia stangrumo bei švytėjimo. Taip pat ryškėja veido kontūras ir vyksta optimalus drėkinimas. Šį serumą naudokite ryte ir vakare ant švarios odos ir užfiksuokite dieniniu arba naktiniu kremu. Age Absolu bei Age-Lift produktų naudojimo rutinos. Pirmieji odos senėjimo bei pažeidos požymiai pastebimi nuo 25–30 metų. Siūloma prevencija. Ryte naudokite kremą arba fluidą pagal jūsų odos tipą. Taip pat galite naudoti ir kremą su apsauga SPF 30. Vakare naudokite Age-Lift kremą skirtą nakčiai. Odos priežiūra odai nuo 40 metų. Ryte naudokite paakių kremą bei serumą. Užfiksuokite kremu arba fluidu. Vakare taip pat naudokite paakių kremą ir serumą. Nakčiai naktinį kremą arba Age Absolu naktinę kaukę. Naktinę kaukę naudokite vieną kartą per savaitę. Rekomenduojama rutina brandžiai odai. Ryte naudokite paakių kremą, serumą. Taip pat naudokite ir kremą. Vakare naudokite paakių kremą bei serumą, naktinį kremą ir Age Absolu kaukę nakčiai 2 kartus per savaitę. Rekomenduojama odos priežiūros rutina po menopauzės brandžiai odai. Ryte naudokite paakių kremą, serumą bei Age Absolu kremą. Vakare naudokite paakių kremą bei kiekvieną vakarą galite naudoti Age Absolu kaukę nakčiai. Apžvelgę Age Absolu bei Age-Lift kremų liniją, pereikime prie Thermale linijos. Uriage Euthermale drėkinanti linija. Šie lengvos tekstūros kremai lengvai susigeria į odą ir papildo ją unikaliuoju drėkinamuoju kompleksu. Šios linijos naujienos. Uriage gaivinamasis gelis makiažui ir odos nešvarumams šalinti.
skirtas normaliai ir mišriai odai. Veidui ir akims valyti su organiniu edelveiso ekstraktu. Švelniai valo, drėkina, gaivina odą. Šio gelio sudėtyje yra net 94% natūralios kilmės ingredientų. Pirštais užtepkite gelio ant šiek tiek drėgnų akių ir veido odos. Švelniai pamasažuokite ir nuskalaukite vandeniu. Eutermalė kompaktinė kreminė pudra. SPF 30 su atspalviu. Pudra skirta visų tipų odai, su terminiu vandeniu ir mineraliniu filtrų kompleksu. Suteikia gražų odos atspalvį, puikiai drėkina, oda tampa lygi ir švytinti. Tinka visų tipų odai. Apsaugo nuo UVA ir UVB spindulių. Šią kompaktinę pudrą tepkite rytais ant švariai nuvalytos ir nusausintos veido odos. Taip pat galite naudoti ir dienos eigoje pagal poreikį. Eutermalė Booster serumas. Tai yra labiausiai koncentruotas serumas rinkoje. Jo sudėtyje yra gryna 1,5% koncentruota natūralios sudėties hialurono rūgštis. Šiame serume yra 2 skirtingų dydžių molekulės. Vidutinės molekulinės masės hialurono rūgštis drėkina ribodama drėgmės netekimą, putlina. Labai mažos molekulinės masės hialurono rūgštis suteikia odos tonusą ir elastingumą. Stimuliuoja fibroblastus, kurie yra natūrali hialurono rūgšties susidarimo dermoje priežastis. Booster serumas yra natūralios sudėties. Drėkinantis antioksidantas, piliarožės ekstraktas. Natūraliai odą apsaugo Uriage terminis vanduo. Tinka visiems odos tipams, net jautriems. Šio serumo tekstūra lengva, o stiklinė pakuotė yra netgi perdirbama. Savaičių naudojimo rezultatas. Po 3 savaičių oda pastebima 97% drėgnesnė, 86% putlesnė, o net visų 100% lygesnė. Verta paminėti, jog serumo formulė yra švari. Ją sudaro 97% natūralios sudėties ingredientų. Stiklinė talpa yra daugkartinio perdirbimo. Serumas turi malonų, bergamotės ir persiko kvapą su lelijomis ir kedro natomis. Taip pat noriu pristatyti ir naujo dizaino pakuotę. Ant pakuotės matomi pagrindiniai ingredientai. Taip pat yra ir nurodytos naudojimo instrukcijos. Naujoje Thermale linijoje nebelieka Thermale Beautifier kremo ir Thermale serumo. Vietoje šių produktų yra sukurti 2 serumai. Tai Thermale Booster ir Thermale koncentruotas serumas. Taip pat sukurtas naujas produktas Thermale drėkinanti pudra su SPF 30. Pagrindiniai šios produkcijos odos drėkinimo ingredientai. H2O kompleks. Ilgalaikis epidermio sluoksnių drėkinimas. Drėkina, stangrina ir lygina odą. Aquaxyl. Drėkina ir atstato. Tai yra drėkinimo boosteris. Uriage Thermal Water. 100% grynas ir natūralus. Drėkina, saugo, stiprina bei ramina. Kiti Uriage Thermale linijos produktai. Eutermale Rich Water Cream. Thermale kremas praturtintas drėkinamosiomis medžiagomis ir papildytas sviestmedžio sviestu. Ko pasekoje, naudojant šį kremą, oda tampa putli, elastinga ir drėkinama 24 valandas. Kremą galima naudoti ryte ir vakare. Eutermale Water Cream. Apsauginis kremas nuo saulės su SPF 20. UV filtrai efektyviai užtikrina apsaugą nuo UVA ir UVB spindulių, kurie kasdien veikia odą. Kremas maloniai tirpsta ant odos ir prisotina unikaliu drėkinamuoju kompleksu. Oda yra drėkinama, apsaugota ir minkšta. Tepkite ant švariai nuvalytos ir nusausintos odos. Venkite, kad nepatektų į akis.
Eutermalė Water Jelly. Tai lengvos tekstūros gelis. Jo formulė praturtinta hialurono rūgštimi, H2O ir Aquaxyl kompleksu. Pripildo odą drėgmės, putlina ir drėkina netgi 24 valandas. Sumažėja odos nelygumas, ji tampa gaivi ir švytinti. Tepkite ryte arba vakare ant švariai nuvalytos ir nusausintos odos. Eutermalė Glow Up Water Essence. Koncentruotas veido serumas yra skystas, praturtintas hialurono rūgštimi, mineralais, prebiotikais ir šilkmedžio ekstraktu. Į serumo sudėtį įeinančių prebiotikų dėka serumas gali būti naudojamas ir dermatologinėje odos priežiūroje. Serumas tinka visiems odos tipams. Puikiai drėkina net pačią sausiausią odą. Eutermalė Water Eye Contour Cream. Kremas skirtas paakiams. Itin lengvas, bekvapis kremas gelis. Sudėtyje yra hydrothermal kompleksas, patch H2O kompleksas, dekstrano sulfatas. Padeda suaktyvinti vandens cirkuliaciją ir užtikrinti ilgalaikį paakių odos drėkinimą bei sumažinti paburkimus ir patamsėjimus aplink akis. Tepkite ryte ir vakare, švelniai įmasažuodami į sritį apie akis. Eutermalė Water Sleeping Mask kaukė nakčiai. Itin lengvos tekstūros kaukė intensyviai drėkina odą visą naktį. Sudėtyje yra hialurono rūgšties, patentuotas hydrothermal kompleksas. Padeda suaktyvinti vandens cirkuliaciją ir užtikrinti ilgalaikį odos drėkinimą bei atkurti hidrolipidinę odos plėvelę. Edelveisų ekstraktas švelnina odą ir suteikia jai švytėjimo. Naudojimas. Vakare plonu sluoksniu užtepkite visą nuvalytą veido odą. Palikite naktį, ryte nuplaukite. Uriage Termalė produktų rutinos pagal veido odos tipą. Rutina normaliai veido odai. Paakiams naudokite kremą gelį. Veidą padenkite keliais lašeliais booster serumo ir užfiksuokite drėkinančiu termalę kremu. Vakare nestorų sluoksnių užtepkite termalę kaukę skirtą nakčiai. Rutina sausai veido odai. Paakiams naudojame kremą gelį skirtą plonai paakių zonai. Veidą padengiame booster serumu ir užfiksuojame termalę Rich kremu. Vakare naudokite kaukę nakčiai. Rutina riebiai veido odai. Paakius tepkite paakių kremu geliu. Veidui naudokite termalę booster serumą ir intensyviai drėkinantį gelį. Na, o nakčiai odą padenkite naktinę kaukę. Rutina spindinčiai veido odai. Kaip ir visais prieš tai minėtais atvejais, naudokite paakių kremą. Termalę koncentruotų serumų padenkite kaklo ir veido odą, o vakarui užsidėkite termalę naktinę kaukę. Rutina veido odos apsaugai. Pirmiausia, naudokite paakių kremą. Po to padenkite veidą termalę booster serumu ir termalę kremu su SPF 20. Taip pat galite naudoti termalę kompaktinę pudrą su SPF 30 odos nelygumams paslėpti. Apžvelgę Uriage Termalę liniją, pereikime prie Bariesan produktų. Eutermalė Bariesan linija. Tai odos priežiūros priemonės su apsauga nuo saulės. Nors saulė yra būtina gyvybei, bet ilgas buvimas saulėje yra pavojingas visų mūsų sveikatai. Ilgalaikis ir pasikartojantis saulės poveikis sukelia negrįžtamą žalą DNR ir odos ląstelėms tiek trumpalaikiu, tiek ilgalaikiu laikotarpiu. Nudegimų pasekoje oda storėja, atsiranda tamsios dėmės, vyksta priešlaikinis senėjimas. Taip pat galimos sunkios odos ligos. Priminimai apie odą ir saulę. Kalbant apie odos priežiūrą, dažnai kyla klausimas, kada naudoti apsauginės priemonės nuo UV spindulių. Atsakymas – visada. Tinkama UV apsauga yra svarbiausias anti-aging ginklas jūsų arsenale. Saulės spinduliuotės poveikis. Kalbant apie saulės keliamą žalą, pirmiausia reikia atskirti, kad saulės šviesą sudaro dviejų tipų spinduliai – UVA ir UVB.
UVB spinduliai veikia odos paviršių ir sukelia nudegimus. Tuo tarpu UVA spinduliai pažeidžia giliausius odos sluoksnius, ardo kolageną ir elastiną bei sukelia odos senėjimą. UVB spinduliai tampa itin intensyvūs šiltuoju metu, o UVA spinduliai išlieka aktyvūs visus metus. Be to, jie skverbiasi kiaurai į stiklą. Kuo ilgesnis bangos ilgis, tuo ji skvarbesnė. Kuo trumpesnis bangos ilgis, tuo ji galingesnė, aktyvesnė. Taip pat būtina atsižvelgti į saulės spinduliuotės intensyvumą, sezoną, laiką, aukštį, platumą ir net dirvožemį. Baresan produktų gamyboje yra naudojami mineraliniai ir organiniai arba kitaip cheminiai filtrai. Mineraliniai filtrai veikia tarsi veidrodis, o organiniai filtrai sugeria UV spinduliuotę ir paverčia į nedidelį kiekį šiluminės energijos. Energija yra labai maža ir nedaro įtakos bendrai kūno temperatūrai. Visam kūnui padengti reikalingas golfo kamuoliuko dydžio kremo kiekis arba 30 gramų kremo. Veido ir kaklo odai padengti reikia arbatinio šaukštelio kremo. Nepamirškite kremų teptis kas 2 valandas. Uriage Baresan linijos kvapai. Aukščiausios viršutinės natos. Apelsinai, kriaušė, rabarbaras. Širdies arba vidurinės natos. Kedras, santalas, vanilė, muskusas. Bazinės arba pagrindinės natos. Ciklamenas, rožės, gudobelė. Pratęskime toliau apie Baresan liniją. Nauja Baresan pagrindinė formulė – tai Skin Shield technologija. Spirulina ir terminis vanduo apsaugo DNR nuo oksidacinio streso sukelto UV spindulių. Telomerų apsaugos patentas apsaugo chromosomas. Fotosenėjimo prevencija. Baresan patentas padeda riboti filtrų prasiskverbimą į epidermį ir optimizuoti fotoapsaugą. Vitaminas E ir akvasponginai – antioksidantinis poveikis. Telomerų apsaugos patentas. Telomeras yra chromosomos galai. Jos padeda apsaugoti chromosomas ir prisidėti prie genetinio paveldimumo vientisumo. Telomerų dydis rodo ilgaamžiškumą, nes senstant ląstelėms jos trumpėja. Ekspozicija, stresas, tarša, dieta UV taip pat gali turėti įtakos telomerų dydžiui. Įrodyta, kad šis patentas sumažina ląstelių žalą dėl UV spindulių ir mėlynos šviesos, ribodamas trumpų telomerų susidarymą. Tai leidžia išvengti fotosenėjimo. Baresan koncepcija. Ląsteles apsaugo antioksidantai, terminis vanduo, vitaminai C ir E. Vandeninės spongijos ir polidecenai palaiko drėgmę viduje. Baresan produkcijai yra naudojamos perdirbtos pakuotės. Jų sudėtyje sumažinta plastiko. Taip pat pašalintos instrukcijos, sumažintas dangtelio dydis. Pašalinus instrukcijas, visiems gaminiams išsaugota daug daugiau popieriaus, taip pat išsaugoti medžiai. Sumažintas dangtelio dydis padeda sunaudoti daug mažiau plastiko per metus. Verta paminėti ir Uriage įsipareigojimus planetai. 1% nuo pardavimų yra skiriama nepelno siekiančioms organizacijoms, dirbančioms su aplinkosauga ir odos apsaugos sritimis. Baresan ir koraliniai rifai. Moksliniai tiriamieji projektai parodė, kad Baresan produktai yra švarūs bei neturi įtakos koralams. Baresan produkto apžvalga. Spalvinis identifikavimas. Geltona spalva yra žymimi organiniai filtrai. Balta spalva žymima mineralinė ir medicininė odos priežiūra. Mėlyna spalva žymima produkcija po saulės. Na, o ruda spalva yra žymima savaiminio įdegio priemonėms. Jūsų vaistinėse bus parduodami 6 produktai. Vienas iš jų – tai drėkinamasis kremas su SPF 50 apsauga. Tai yra aukšta apsauga nuo UVA ir UVB bei mėlynosios šviesos. Nekemša porų bei nedirgina akių. Kremas yra atsparus vandeniui bei turi 3 patentus. Kremas yra su kvapikliais.
Kremo sudėtis yra gausi drėkinančių medžiagų, antioksidantų, vitamino E ir akvasponginių. Klinikiniai rezultatai parodo, kad oda tampa elastinga ir švelni. Užtepus yra neriebu ir nelipnu. Kremo tekstūra maloni ir greitai įsigerianti. Baresan dulksna su SPF 50. Tai yra lengva dulksna, nelipni bei lengvai naudojama ir atspari vandeniui. Produkto sudėtyje gausu drėkinančių medžiagų bei antioksidantų. Produktas yra su kvapikliais, tinkamas normaliai, jautriai ir šviesiai odai. Baresan produktai vaikams. Drėkinamasis purškalas vaikams veidui ir kūnui su aukšta SPF 50 apsauga. Šis drėkinamasis purškalas vaikams apsaugo ne tik nuo UV spindulių, bet ir nuo mėlynosios šviesos. Purškalą yra itin paprasta naudoti, jis greitai susigeria, yra nelipnus, nedirgina akių bei yra atsparus vandeniui. Purškalo sudėtyje yra specifiniai aktyvūs ingredientai – vitaminas E ir akvasponginai. Taip pat šis purškalas yra su 3 patentais. Baby Mineralė SPF 50 kremas mažyliams su labai aukšta apsauga. Specialiai sukurta jautriai kūdikių odai, šis kremas apsaugo nuo UVA ir UVB spindulių. Kremas yra be kvapiklių ir atsparus vandeniui. Lengvos tekstūros kremas intensyviai drėkina kūdikio odą ir saugo ją nuo išsausėjimo. Kremo sudėtyje esantis natūralių komponentų kompleksas, terminis vanduo ir organinis edelveisų ekstraktas užtikrina ilgalaikį odos drėkinimą. 97% kremo yra natūralios sudėties. Baresan produktai su SPF 30. SPF 30 dulksna. Ši dulksna yra tinkama kūnui ir veidui. Ji yra vandeniui atspari. Apsaugo odą nuo UVA ir UVB spindulių, drėkina, ją lengva tolygiai paskirstyti ant odos. Šios dulksnos sudėtyje taip pat yra specifiniai aktyvūs ingredientai. Dulksna turi 2 patentus. Baresan produktai po saulės. Gaivus purškalas po saulės. Purškalas akimirksniu nuramina ir drėkina saulės paveiktą odą. Šis purškalas padeda išsaugoti įdegį. Sudėtyje esantis terminis vanduo ramina, akvasponginai intensyviai drėkina odą, o vitaminai C ir E veikia kaip antioksidantai. Purškalas turi patentą. Na, o pabaigai noriu padėkoti už jūsų dėmesį, kartu peržvelgiant mūsų produktus.